Labą dieną. Šiandien esam pas Aušrą Kankorėžis. Labas, Dionizai. Šiandien norėtumėm pakalbėti apie nestandartinių baldų gamybą. Su Kankorėžiu turime nestandartinių projektų. Tai vienas iš jų būtų šis. Aušra, gal galėtumėte plačiau papasakot? Taip, įsirenginėjom ekspoziciją naujai ir norėjom sukurti salą, kuri pritrauktų pas mus užeiti į svečius. Ir mūsų dizainerė parinko tokią spalvinę gamą su intensyvesnėm spalvom ir pagal tai mes ieškojom akmens atitikmens. Tokio, link oranžinės spalvos. Čia turim salą, kuri iš esmės yra visa iš akmens, net ir salos fasadai. Šiam projektui buvo panaudotos medžiagos dirbtinis kvarcas, kartu kombinuojamas su dirbtiniu granitu. Taip pat fasadai buvo daromi iš dirbtinio granito. Fasadų durelės buvo tvirtinamos tiesiai į furnitūros mechanizmą, tai reiškia nebuvo naudojamos jokios medinės detalės, visos furnitūros detalės prisitvirtina tiesiai į akmenį. Tai kas visumoje lemia tokį kaip minimalizmą, švarumą, aiškumą, be abejo grožį. Aušra, papasakok, kas klientam šiai dienai yra svarbiausia, renkantis paviršius. Labai svarbu yra dėvėjimasis, kad nebūtų įgeriamumo, nesibraižytų. Tai tas ilgalaikės perspektyvos klausimas, kad maksimaliai ilgai stalviršis būtų kaip naujas. Tai pasirinkus jau akmenį, nes dažniausiai tokiu atveju pasirenka akmens paviršių, jau tuomet renkamės iš spalvų, iš atspalvių ir iš akmens konkretaus. Tai su šita sala mes norime parodyti savo klientams galimybės, kad stalviršis jisai nebūtinai turėtų būti vientisas, galima daryti įvairius įfrezavimus, net ir iš kito akmens intarpus. Tai šičia tai ir yra padaryta, matosi. Taip pat ne visi tikrai žmonės žino, kad akmuo turi daug intensyvių spalvų. Tai čia irgi su tuo tikslu pasirinkom būtent šitą dekorą, kad matytų žmonės ne tas standartinės žemės spalvas, o ir intensyvius atspalvius. Taip pat vienas iš tų įdomių ir labai nestandartinių sprendimų tai buvo stalčius, kurio fasadas yra akmuo. Prie akmens su furnitūros galimybė viskas pritvirtinta. Su šita sala mes dar turėjom tokį planą, kad salos koja būtų kaip monolitas. Tai visi kampai buvo sujungti 45 laipsnių kampu ir priekinė dalis su stalčių fasadais taip pat. Tai čia toks buvo didelis iššūkis dėl svorio, dėl dydžio, reikėjo ir specialios furnitūros tam, bet turim dabar tą vaizdą gražų, kurį ir norėjom nuo pat pradžių išgauti. Aušra, labai malonu buvo pasimatyti, labai ačiū už suteiktą informaciją. Ačiū Jums, kad įgyvendinot visus mūsų užmanymus. Nors jie buvo tikrai iššūkis ir Jums ir mum, bet turim rezultatą tokį, kokio tikėjomės.